Sveiki, pagaliau sugrįžta mano tinklalaidė Tarp kūrybos ir žmogaus į eterį. Ir šiandien svečiuosis Leonardas Bėkša, genialus muzikantas, multiinstrumentalistas, kūrėjas. Taip pat šiuo metu vadovauja džiazo katedrai Vytauto Didžiojo universitete muzikos akademijoje, bei ten dėstytojauja. Taigi labai kviečiu pasiklausyti šio nuoširdaus ir įdomaus pokalbio. Labas, Leonardai. Labas, Žemyna. Kaip tu gyveni? Na, puikiai šiuo metu, kaip ir atostogos va tokios, tai labai smagu galima nusiveikti visokių savo darbelių, kažką paveikti, kas tau pačiam miela, tai tiesiog stengiuosi išnaudoti šitą laiką. Smagu girdėti ir labai noriu padėkoti, kad atėjai pas mane į laidelę. Ačiū, kad pakvietei. Išsiaiškinsim, kas yra tarp tos kūrybos ir žmogaus šiandien, tikiuosi. Tai žinai, noriu pradėti iš tikrųjų pokalbį nuo pačios tavo pradžios, kaip atsiradai toje muzikoje, nes iš tikrųjų kiekvieno kelias yra labai skirtingas. Ir netgi tas pasirinkimas instrumento irgi toksai gan lemiamas būna gyvenime. Kiti lengvai kaitalioja tos instrumentus, kol randa kažką, kas jiems labai patinka, o kitiem kažkaip tas pirmas, kur nuveda, ten čia trūksta mokinių, čia nuvesim ir prilimpa. Tai kokia tavo istorija buvo? Na, mano istorija, jinai galbūt nieko neišskirtinė, kaip mano būtent kartos žmonėm. Gimiau aš muzikantų mokytojų šeimoje. Mano mama mokina groti kanklėmis muzikos mokykloje, tėtis saksofonu. Ir aš kažkaip atsimenu, kai mažas buvau dar prieš pat mokyklą ir pradinėse klasėse man labai patikdavo piešti. Tai čia tokia pirmoji kūrybinė kibirkštis, taip, ar ne? Galbūt tokia kaip kažkokios tai kūrybos išraiška. Kažkokia tai kūrybos išraiška. Ir aš atsimenu, kad man labai patikdavo tiesiog pasiimti, ne tai, kad paišyti kažkokius vaizdelius, bet pasiimti liniuotę, pasiimti pieštuką ir tiesiog piešti, braižyti namus. Architektas. Projektuoti, taip. Ir kažkaip aš taip vis pagalvodavau, kad, fainiai. Taip galvodavau, aš nubraižysiu namuką ir jį galės ten senelis su tėčiu sode, pavyzdžiui, pastatyti. Labai praktiškai iškart panaudojamos idėjos. Taip, tai aš braižydavau, piešdavau. Kažkaip net ir tėvai sakydavo, kad, tau tikrai neblogai gaunasi. Ir aš taip pagalvojau kažkaip, kad, norėčiau būti architektu. Tai čia toks pirmas prie to meno prisilietimas, ar ne? Tai kiek tau čia metų buvo maždaug? Metų man buvo gal 6, gal 7, gal 8. Prieš mokyklą, ar ne? Jo, taip, grinai ir mokyklos ten pradinėse klasėse, pačiose pirmosiose ir gal šiek tiek prieš, taip, aš kažkaip labai buvau užsivedęs tos namus piešti ir braižyti, žiūrėti, kad ten viskas sutaptų, kampai visokie, kad lygiuotųsi linijos, kad pastatas gautųsi tiesiog ne šiaip koks ten kreiva ranka nupieštas, bet gražus, tikslus ir panašiai. Tai mokykloje irgi kažkaip ten ir su spalvom, su teptuku piešti irgi, tapyti gal reikėtų sakyti, irgi sekdavos. Ir mokytojai pastebėdavo, kad tikrai kažką tai turiu tam. Geras. Tai galvojau, kad mano tas kūrybinis kelias bus. Tuo metu negalvojau, kai vaikas buvau, juk nemasto, vaikai tiesiog gyvena iš tikrųjų, ko labai ilgiuosi, to būtent gyvenimo pojūčio, kai esi vaikas, gyveni ir tau nereikia ten dėl kažko labai parintis, dėl kažko labai galvoti, tiesiog sugalvoji, darai, gyveni tiesiog.
žaidi gyvenimą. Taip. Ir kada muzika atsirado tada? Na tai dabar, vat, kaip tik ir norėjau pereiti toliau. Kažkaip vieną dieną, neatsimenu, ar tėtis ar mama atėjo ir pasakė tiesiog, nu, tai ką, atėjo laikas tau į muzikos mokyklą. Ir aš taip, atsimenu, pagalvojau, o ne, kodėl? Kodėl dabar taip? Ir aš kažkaip tai pasakiau, bet, vat vėlgi dabar neatsimenu, ar tėtis ar mama buvo, bet tiesiog pasakiau, ne, aš tikrai nenoriu, ar galima neiti į muzikos mokyklą. O tu šiaip žinojai, kas ten vyksta, ar tiesiog toksai, kad nežinojai ir dėl to nenorėjai eiti? Na, kažkiek ir žinojau, na, vis tiek ir tėtis ir mama nusivesdavo kartais į darbą, kaip čia pavadinti, ten, kur dirbdavo su mokiniais, aš matydavau, kaip tas procesas vyksta. Nu, bet tik specialybės pamokas, ar ne? Taip. Ir man kažkaip nelabai patikdavo tas vaizdas, kaip ten sėdi tas mokinys, groja, instrumentu. Kankinasi. Kažkaip viskas vyksta taip rimtai, galbūt kiek net per rimtai. Nu, aš dabar tokią grinai bandau iš atsiminimų tokį vaizdelį nupiešti, kaip aš jaučiausi ir man kažkaip galbūt formavosi toks dalykas, kad, nu, man nepatinka, aš nenorėčiau taip. Nes kai aš ten piešdavau, braižydavau tos namus, tai aš tai darydavau laisvai, niekas man nieko nesakydavo, ar tu gerai darai, ar ten tu kažkaip ne taip kažką darai, tiesiog aš darydavau ir man tai būdavo labai faina. Nu taip. Aš pati atsimenu, kai jau atsidūriau muzikos mokyklą, nors aš norėjau mokytis instrumentų, bet tėtis sako, nu viskas, dabar einam užsirašysim į solfedį. Ir aš tokia, tai kas čia? Aš net nežinau ir nueina užrašau, paskui labai daug problemų turėjau. Bet, taip sakant, jo, tai tokia ta nežinomybės dalis yra ir kai dar pamatai, jau esi susipažinęs, tai dar atrodo sunkiau. Bet tai kaip sekės toliau? Na, toliau, kaip sekės, nu tai tada, vat kaip ir pasakė, tai viskas, atėjo metas, eisi į muzikos mokyklą, grosi. Jo, jokių ten, taip sakant. Jo, nebūdavo kažkokių ten labai tokių, ar tu norėtum ten, ar kaip tu čia jaustumėsi. Ne, nebūdavo tiesiog. Vat pasakė, nes, nu, kaip dabar jau būdamas suaugęs, suprantu, nu, tėvai muzikos mokytojai, nu, tai ką tu daugiau darysi su vaiku, jeigu nevesi į muzikos mokyklą. Na, tai taip aš atsidūriau Eduardo Balsio menų gimnazijoje, Klaipėdoje, parengiamojoje muzikos klasėje. Ten, prieš pirmą klasę tiesiog ateidavom visi tokie nutrūktgalviai ir buvom ruošiami grinai muzikos tokių teorinių dalykų, klausa būdavo lavinama ir visokie panašus dalykai, kurių reikia, kad ten ir kažką tai suprastum. Geriau integruotumėsi. Taip, kad ateitum jau integravęsis į tos dalykus. Tai atsimenu, kas labiausiai patikdavo, tai tas momentas, kai ateidavom šiek tiek anksčiau ir su visais kitais vaikais palakstyt koridoriais mokyklai. Tiesiog pagaudyti. Vienas kitą, čia būdavo smagiausia dalis. Ir jeigu dar ten tėvai likdavo ir ten su mokytis kitais pabendrauti ir po tos parengiamosios pamokos irgi tą patį darydavom. Jeigu dar į lauką išleisdavo, tai iš vis būdavo šventė. Geras. O tai instrumentas buvo jau kažkoks tam integruotam kurse? Ne, tiesiog bendras. Tuo metu mes ten tiesiog kažkiek padainuodom, kažkiek paplodom, ten tų natelių visokių, dabar, pasakykim, taip, ritminių verčių mokėmės. Na, taip. Kažkokių tai ten terminų. Muzikinio rašto tokio. Taip, tokio grinai elementaraus muzikinio rašto. Ir, na, iš tikrųjų, nebuvo taip baisu, kaip galvojau ten, kad ar nemalonu, iš tikrųjų man taip ganėtinai visai patiko, buvo įdomu, nes kažkaip gaudavosi.
viskas kažkaip ganėtinai nesunkiai. Na, o kai nesunkiai gaunas, tada yra kažkaip ir galbūt ir motyvacija kažkokia tai atsiranda tam. Bet viskas buvo vėliau. Na, atėjau aš į 1 klasę po tos parengiamosios ir tėtis pasakė, grosi trimitu. Ir aš kažkaip pagalvojau, kodėl? Aš taip nelabai noriu to instrumento, man jis kažkoks nelabai gražus. Aš sakau, o galima groti fleitą arba trombonu? Pasakė, negalima. Sakau, kodėl? O todėl, kad trimitu, todėl, kad yra trimito pas mus labai labai geras mokytojas. Nu taip va. Taip, mano mokytojas buvo visoje Lietuvoje tuo metu labai gerai žinomas Virgilijus Nemaniūnas. Aš pas jį pradėjau, bet čia truputėlį vėliau buvo. Iš pradžio aš gavau išilginę fleitą ir reikėjo man tą fleitą grot. Na ir prasidėjo, kaip čia pasakyti, ir papildomo fortepijono pamokos. Na tiesiog kaip šalia pagrindiniai instrumentai. Nes dar per mažas biškai gal. Taip, buvau per mažas fiziologijos. tą trimitą išlaikyti, nes jisai vis dėlto, jis nesveria daug, bet kai tai reikia laikyti ilgai, net dabar pasijaučia, kai ilgiau negroji. Tai va, ir kažkaip atsimenu, ypatingai gal su ta fleitute grot nebuvo tikrai sudėtinga, ten puti tą orą, spaudai mygtukus, ne mygtukus, o skylutes uždenginiai. ir tas garsas kažkaip gaunas, ten, aišku, mokytoja reikalavo, čia gražiai pūsk, ne bet kaip. To lygiai. Na, tas šiek tiek nepatikdavo, bet, kažkaip, va taip, ten po vieną natelę mokėmės per pamoką ir taip keliavom. O buvo dar ir fortepijonų. O patiko fortepijonas? Ne, labai nepatiko. Mano komandai. Labai. Tiesiog aš atsimenu, kažkaip, būdavo neįdomu. Net kaip grinai, kaip buvau vaikas, o tokį dalyką atsimenu, kad tai buvo tikrai neįdomu, ganėtinai sunku, nes reikėjo ir tuos pirštus statyti teisingai ant tų klavišų. Tuos riešiukus ir ten dar šį beitą. Kad ten gražiai tas delnas būtų, kad obuoliukas tilptų į delną ir panašiai. Žodžiu, daug prisikabinėjimo iš mokytojo pusės. Labiausiai nepatikdavo, kad reikėdavo tvirtai tuos klavišus spausti ir mokytoja kartais tą pirštą sujamus, jinai tiesiog jį spusteldavo. Jo, šitas būdavo pats nefainiausias dalykas. Ir sakydavo, spausk, ką tu dabar, kodėl tu nespaudi. Ne, juokauju, turėjau iš tikrųjų labai kantrią, labai nuostabią ir labai gerą fortepijono mokytoją. Tokia buvo Ramūna Šukienė. Tikrai labai nuostabi mokytoja, kuri davė nuostabius pagrindus, kur, grinai daug vėliau jau, kai pradėjau groti profesionaliai, supratau, ant kiek tai buvo reikalinga ir ant kiek tai buvo svarbu. Žinai, aš manau, kad daug yra tos, dabar ypatingai tos miskoncepcijos, kad mokytis turi būti lengva, bet iš tikrųjų, jeigu tu tą nori tikrai išmokti, tai vis tiek tas procesas, jis gali būti tau malonus, bet vis tiek jis kels iššūkius. Tai tas pats kaip ir tą, mažą vaiką atveda į tą muzikos mokyklą ir tikisi, kad jis ten kaifuos labai ar dar kažkaip iškart nuo pirmųjų metų. Tai vis tiek, aš kažkaip manau, kad taip nėra, nes mes vėliau galime įvertinti, kaip sakyti, tą naudą, kokią mums tas mokytojas suteikė, nes iš pradžių, taip, labai daug dalykų reikia daryti, kur tu gal ir tos prasmės iki galo nesupranti ar dar kažko, bet tai vėliau vis tiek kažkaip atsiperka. Tai žinom. Tai taip, žinai, ir su tuo pianinu. Paskui vėliau grįšime prie jo dar. O kaip su trimitu buvo? Tai kurioje klasėje pradėjai jau groti taip, kad jau tikrai mokytis ir kada užsikabinai, kad jau pačiam patiko? Kadangi jau pakvietei, tai
aš kalbėsiu visiškai atvirai. Labai gerai. Trimitu aš pradėjau groti 5 klasėje. Atsimenu kažkaip... kai dar anksčiau, kai tėvai pasakė, kad tu grosi trimitu ir aš nenorėjau jo groti ir buvo, toks, tarsi, čia tėvai, pasakė, vadinasi, pasakė, viskas, tai negi, kaip tu dabar čia pasipriešinsi, negali vaikas būdamas pasipriešinti. Tai kažkaip buvo ta tokia ir išlikus, kad, nenoriu aš to trimito, bet kažkaip vėlgi pradėjau eiti pas mokytoją Virgilijų Nemaniūną nuo 5 klasės ir po truputį bandyti groti ir mokytojas tikrai buvo, jis tikrai buvo savo srities profesionalas ir labai gerai žinojo būtent kaip nuo pat tos pradžios dirbti su vaiku ir tas labai jautės, ta prasme, kad visą laiką jausdavau, aišku, tokia savotiška ir baimė, nes tai garsus žmogus ir žinomas ir dabar, kaip aš čia, jeigu kažką ne taip padarysiu, čia gal bars, gal ne. Ir kažkaip tai bijodavau, kad ten būsiu ten kažkoks nepakankamas ar kažką ne taip padarysiu, bet mokytis buvo labai kantrus, jisai, tikrai puikiai darė savo tą darbą. Tai tau ir man sekėsi. Sustatė tokius tvirtus klasikinius pagrindus. Taip, būtent tos pačios pradžios dalykus, būtent grojant trimitu, nes, kaip ir apie patį trimitą galima pasakyti, tai vienas iš tokių sudėtingesnių instrumentų, kur yra labai, labai, labai svarbi ta pradžia, kaip tu ten visus tos įgūdžius susistatai, gauni, nuo jų kokybės labai priklauso, manau, kaip toliau seksis groti. Tai pradžia mano tokia nebuvo itin lengva, buvo visokių ir ne visai ten pavykusių dalykų, ten kažkaip ir tas vadinamas, kaip sako, lūpų pastatymas irgi iš pradžių nelabai ten sekėsi, kaip ir, bet, kažkaip daugiau mažiau sekėsi viskas, taip irgi tas ten problemos ganėtinai greitai susitvarkė ir kažkaip grojau toliau. Bet nebuvo to tokio, kad čia mano svajonių instrumentas. Taip tokio nebuvo. Tiesiog, eina, gaunasi, tai, why not? Kodėlgi ne? Tai žinai, aš ir norėjau tavęs paklausti iš tikro, kadangi žinau, kad tu groji daugeliu instrumentų, tikrai labai nemažai esi valdęs. Tai dabar, kai pasakėjai šitą dalyką, kad nebuvo tavo svajonių instrumentas, aš pradėjau dabar ką tik suprasti, kodėl gal tu pradėjai kitais instrumentais domėtis labai ir mokytis. Tai ar atradai kažkokį tą instrumentą, kuris tau iš tikrųjų patinka dabar labiausiai galbūt? Dabar būtent šiuo metu, kaip aš gyvenu, esu, būdamas tokio amžiaus, kokio dabar esu, aš negalėčiau pasakyti, kad aš turiu labiausiai patinkantį instrumentą. Iš tikrųjų, visi instrumentai yra geri, visi jie yra nuostabus ir man kažkaip, čia galbūt truputėlį užbėgant jau gyvenime į vėlesnius laikus, tiesiog visada labai domino pats procesas, kaip su tais instrumentais yra, kas yra su vienu instrumentu, ką reiškia jo groti, ką reiškia, ir pati pradžia pradedant mokintis, man visada labai įdomu buvo. Kaip čia būtų, jeigu tą pabandytų, kaip čia būtų, jeigu ana. Ir kažkaip aš supratau, kad man tiesiog ne tai, kad mėgiamiausias instrumentas, bet apskritai mėgiama pati muzika ir būtent tie skirtumai, kurie atsiranda grojant skirtingais instrumentais. Kodėl vienu instrumentu galima padaryti vienus dalykus ir kokią jisai vienokią ar kitokią rolę muzikoje atlieka, o kitas ten visiškai kitokią, kas yra labiau melodiniai, kas labiau akomponuojantis instrumentai.
Aišku, visi instrumentai juk gali būti ir soliniai, ir akompanuojantis. Čia, nu, Kaip pažiūrėsi. kaip pažiūrėsi, bet aš taip labiau iš tokios, pirminės perspektyvos. Nu taip, vis tiek vieni labiau užpildantis yra erdvė. Kur jie dažniausiai naudoja. Tai vat man tas kažkaip visą laiką buvo labai labai įdomu. Aš taip degdavau tokiu noru pažinti, suprast, vat kaip veikia tas instrumentas, kaip veikia anas. Tokias net nebūdavo minties, kad vat aš čia turiu tapti pasaulinę žvaigždę, būtent to instrumento, čia visiškų profesionalų, bet tiesiog, įvaldyti pakankamai, kad tu galėtum suprast, vat ką reiškia, pavyzdžiui, grot kontrabosu, ką reiškia grot gitara, ten, būgnų komplektų. Jau, tiesiog smalsu pats procesas, ar ne? Taip. Na, pats procesas, kaip, dabar galiu pasakyti, jis nėra įdomus, bet fainiausia būdavo tada, kai tu jau kažką gali. Kai tu jau pasiimi instrumentą ir nors kažkokį paprastą, taip, kad jau nors kažką labai paprasto tu jau gali pagroti taip, kad tau yra fain, kad tau yra smagu. Gerai, Leonardai, o grįžkim į tuos mokyklos laikus, nes iš tikrųjų Balsio menų gimnazija, ar ne? Taip. Ten yra labai statomi tvirti klasikiniais muzikos pagrindai, kaip aš suprantu. Taip. Bet kaip tu atsidūrei džiaze? Čia labai yra įdomu. Oi, su džiazu. Turbūt mokyklos laikais dar. Taip, mokyklos. Ir va toks įdomus dalykas, kažkaip atsimenu, kai buvau mažas, dar ir prieš mokyklą tėvai klausydavo namuose plokšteles. Vinilus, kaip dabar madinga yra sakyti. Taip. Bet man patinka sakyti tiesiog plokštelė. Toks mielesnis, tarsi žodis. Ir kažkaip jie turėdavo daug tų plokštelių iš būtent ten 70-ųjų, 80-ųjų, 90-ųjų laikotarpio būtent pop muzikos. Bet geros ten pop muzikos, gal dabar tiesiog nevardinčiau tų grupių, bet kažkaip atsimenu, jie leisdavo tą muziką ir man tiesiog patikdavo, man tiesiog būdavo smagu, kad ta muzika skamba. Patikdavo pagal ją ir pašokti ir įsivaizduoti, kad aš kažkokiai scenai tarsi. Taip. Kai vaikas buvo. Artistiškų vaikų čia toks reikaliukas. Taip, man patikdavo būtent būti irgi tos skambančios muzikos proceso, nežinau, ar čia geras žodis, bet tiesiog to dalim. Tai va, ir kažkaip ta muzika, buvo malonus dalykas, aš taip nelabai norėjau būti to muzikantu, bet tiesiog fainiai buvo, kad jinai yra. Kad mano būtent kaip vaiko aplinkoje jinai buvo. Ir aš, kaip pradėjau aš mokintis būtent, klasikinės muzikos, bet, manau, kad dauguma turbūt taip pradėjo muzikantų savo kelią. Ir pas mus namuose pianinas būdavo. Ir aš atsimenu, mama kažkada tiesiog pasakė, ateik biškį, pagrosim truputį. Pamokinsiu čia tai ir išmokino mane tą tokią populiarią vaikišką dainelę, du gaidelį. Tokia, jinai būdavo populiari, nežinau, ar dabar tebėra. Ir tiesiog ten labai paprastai, labai primityviai pamokino grot. Kažkaip man taip vėlgi nebuvo, kad labai labai patiko, bet gerai, sakykim, bandom. Ir aš jis pagrodavau ten tokį kairę ranką labai paprastai, savo ten trigarsiukais tokiais akomponuodamas ir tą melodiją ten vienu pirštu ar dviem. Ir kažkaip aš grodavau ir pagalvodavau, kiek dabar galima grot tą patį kažkaip, o kodėl nepabandyti kažkaip kitaip. Jau vaikas būdamas, kažkaip kitaip. Kažką galbūt sugalvot, bandydavau aš ten, nelabai kas ten gaudavos kažką, arba visiškas chaosas, arba... Bet išeiti iš tų ribų norėdavosi. Taip, norėdavosi iš tų ribų kažkaip iškeliauti. Ir atsimenu, aš taip pagalvojau, o kodėl man nepabandžius būtent tų trigarsiukų, kur ten tie patys paprasčiausiai tiesiog pagrot vienų, bet tos tokios... kaip čia pasakyti, melodijas.
tos visos. Na, aš grodavau ir vieną kartą netyčia pataikiau ne į tą klavišą su kaire ranka ir grojau irgi ir su dešinė ir taip pagrojau tą dalyką ir pagalvojau, oho, va šito ir norėjau. Naujas sąskambis, žodžiu, Taip, suskambėjo. vat kažkoks buvo kitoks sąskambis, ne taip, kaip mama mokino ir kažkaip galvoju, o, reikia šitą atsiminti ir vat bandau tuos jau, kur mokėjau pagroti ir tą pridėti ir taip geras. O čia tai geras. Ja, faina, kad išliko. Nes kai būna pabandai ir paskui nebegali atrasti, kur ten kas buvo, žinai. Tai va, aš taip sėdėdavau ir vis po truputį kažką tai atrasdavau vat, daugiau iš tų skambesių. Na, bet po to prasidėjo, vat, kaip ir sakiau, papildomo fortepijono pamokėlės ir buvo tie tokie kūrinukai, nu, jie... Jaunasis pianistas. Taip, būtent, jaunasis pianistas ir aš vat nieko tikrai nenoriu įžeisti, bet, nu, man buvo... Ir manau, kad visiškai normalu, kad man, kai buvau vaikas, tai buvo labai neįdomu. Nu jo, nors man patiko, kol, pavyzdžiui, lengvai gavosi, žinai, va, kur girnas malį, va, dar groji toks labai lengva, o paskui jau, kai tie rimtesni reikalai tada. Na, aš jau buvau patyręs ieškojimų, atradimų džiaugsmą, nu, tai va. Tai va, bet aišku, ten grodavau bile kaip, ten kaip išeidavo, ten nei piršto aš nežiūrėdavau, nei rankos. Taip. Na ir prasidėjo, va, tie reikalavimai, reikėjo teisingai ranką statyti, gražiai ten tos klavišus spausti taip, kaip reikia, ir riešiukai visi, ir kiti dalykai. O kiek buvo skirta tam šiaip įdomu instrumentui papildomam, ar viena ar dvi pamokos? Dabar vat negaliu tiksliai atsiminti, bet jo, man atrodo, vienas kartas būdavo savaitė. Nu tai jau toksai, susipažinimui. Tai vat labai nelaukdavau tos pamokos. Namie, vėlgi, vat kaip ir minėjau, stovėjo pas mus pianinas, tai aš tą pianiną bandydavau palaužyti taip, kad neišeitų grot. Ką nors vis padaryti ir ten sakyti, kad vat mama, žinok, čia negroja, kažkaip reikės kviesti ten meistrą, kad sutvarkytų, nes kažkas nutiko, ateidavo, mama sakydavo, kas čia yra, sako, nieko nesuprantu. Pasižiūriu, ten plaktukas išsuktas. Viduj. Bet vaikas nesupranta, kad tiesiog... Kažką, vat, kad negrotų, kažkaip, kad neįtų grot. Bet nesupranta, kad lieps tada muzikalkiai groti, tiesiog nueiti ir paruoštos namų darbus tenai. Ne, man kažkaip nereikdavo eiti į muzikalkę. Nu taip, nes namie turėjai instrumentą. Turėjau namie. Jo. Ir vat kažkaip aš, prisipažinsiu, laužydavau tą instrumentą, kad nereiktų grot. Nes, nepatikdavo tiesiog, vėlgi būdavo sunku. Ir taip pat, būtent su fortepijonu, tai kokioj 5-6 klasiai vėlgi darydavom mes tokius klasės kaip žiburėlius, ten su mokytoja, kokioj salėj, ten pasileisdom kokią muziką, visokie ten sausainiai, saldainiai, Coca-Colas ir taip toliau. Ir po to pradėjom daryti tokius kaip koncertėlius ir visi kažką pagrodavo, būtent va to vakarėlio, žiburėlio metu. Kol ten visi bendraudavo, kažką tai valgydavo, ten lakstydavo, juokaudavo, tai va irgi tokius kaip šalia to dar ir koncertėlius pasidarydom, tai atsimenu, kad su keliais klasiokais tokią padarėm grupelę ir bandėm pagroti savo muziką, tai kažkaip būtent atsimenu tą, kai tai dariau, buvau scenoje ir mes grojom tą kažkokią tai savo muziką, kaip ją pavadinti. Buvo labai baisu, bet buvo labai labai fainas ir įdomus jausmas. Aišku, pasisekimo mes ten didelio nesulaukėm. Bet čia svarbiausia pozityvus. Taip, bet vat kažkaip atkreipiu dėmesį, kad man patiko. Būtent, kai tai buvo kažkas tai mano. Ir su kažkuo kartu scenai groti ir tai vat buvo, man atrodo, 6, gal 7 klasė. Nu taip ir prasidėjo. Tai aš čia vat mėginu kažkaip tai davesti iki to džiazo. Tai pirmieji pabandymai, žodžiu, ar ne, ir paskui vat vėlesniuose metuose jau su klasiokais kažkokie pasižaidimai muzikoje. Taip. O su džiazu
mat, grinai tokia pažintis buvo, atsimenu, tėtis padovanojo tokį muzikos albumą, tai buvo Mileso Daviso, trimitininko Miles Daviso iš paskutinio gyvenimo etapo, grinai jisai tokį turą, būtent kaip labiau tai buvo pop muzika, su džiazu maišyta ir su roko muzika, nu su daugom toks miksas muzikinis. Fusion. Ir buvo toks albumas, tokia kompiliacija išleista, buvo paimti iš įvairių šalių, kur vyko tie koncertai, tiesiog. Rinktinis toks. Jo, toks rinktinis ir atsimenu, kad taip man tokį labai tikrai didelį įspūdį padarė visas tas, aš netgi labai įsivaizduodavau, kaip tos atrodo salės tos, kur vykdavo tie koncertai, kaip ten net koks apšvietimas būdavo, kaip ten muzikantai jausdavos, kaip atrodavo tokia, tarsi tokia transcendentinė atmosfera būdavo kaip. Ir labai aš daug to albumo klausydavau. Nu, tiesiog labai patikdavo klausyti, kaip instrumentai skamba, kaip jie dera. Čia dabar taip vertinu, tuo metu taip negalvojau. Nu, ir prasidėjo kažkaip tai atrodo, nu tai buvo sudėtinga muzika labai, ten kažkaip aš dar pagroti nieko ir kaip ir negebėdavau. Bet aš daug klausydavau taip kažkaip. Ir, nu tai po truputį tėvas tų albumų vis man numesdavo kažkokių tai. Ten kokio Louis Armstrongo, Vintono Marsalio stengdavosi, vat būtent trimitininkus man. Artūro Sandovalis, vat irgi labai... Įkvėpt vis tiek. Kažkaip vis tiek įkvėpt. Ir aš klausydavau, aš tikrai daug klausydavau, bet ne todėl, vat, kad čia reikia klausyti, o man tiesiog buvo įdomu, man labai didelį įspūdį darė. Ir vat kažkaip aš po truputį tiek trimitu, tiek fortepionu bandydavau kažką į tą pusę tiesiog išgauti kažkokį tai panašų skambesį. Aišku, sunkiai gaudavos, natūralu, bet vat aš taip vis bandydavau. Nu, tėvai pastebėjo, kad kažkaip aš darau tos dalykus. Aišku, dar tais laikais, nu, nebuvo ten tokie, tai vis tiek jau buvo nepriklausoma Lietuva, 90-ieji. Bet vis tiek, nu, iš to seno dar ypatingai vat, ir gimnazijai buvo tas toks dar išlikęs, kad džiazo grot negalima, kad tai yra bloga muzika. Bloga, susigadinsi ar ne? Taip, kažkaip? jo. Tai nebuvo labai atvirai sakoma, bet va tokia atmosfera jautėsi, nes vat, ir mokytojai sakydavo, fortepijono mokytoja man niekada to nesakydavo, jinai kaip tik visada palaikė, bet va tiek ir specialybės mokytojas su trimito irgi sakydavo, ne, tu čia nežaisk, nes bus blogai po to. Bet aš vis tiek neklausiau, aš nei tėvų neklausiau, kad jie palaikė mokytojus, tiesiog aš grodau. Man net nebūdavo kažkaip labai baisu ar svarbu, kad išgirs kažkas ir pamatys, man tiesiog būdavo vienodai. Mane tiek domino ta muzika, kad tiesiog aš grodavau, eksperimentuodavau ir patirdavau didelį džiaugsmą tame. Aišku, mokytojai gaudydavo, užeidavo, sakydavo, ką tu čia darai. Aš jiems nieko nesakydavau. Protingai patylėdavai. Galbūt taip. Jo. Kiek eina atsimint. Tai iš tikrųjų nuostabu, žinai, vat, kai manau, kad tada ir prasideda kažkas savito, kažkas autentiško, į kur tau norisi eiti, kai tu pradedi pats eksperimentuoti, kai tu pajauti tą vat kabliuką, kad nu, dabar man įdomu čia. Ir jau pradedi leisti kažkur šaknis ir tada kažkas iš tikrųjų iš to išsivysto. Nori, nenori. Tai, pavyzdžiui, paauglystės metais, ar ne, jau vėlyvesnės tos. Ar jau buvai pramokęs kažką per savo eksperimentus? Ir kokiu instrumentu? Ar visgi trimitų labiau tu užsiminėjai, ar pianinu? Fortepijonu? Aš užsiminėdavau abiem lygiavertiškai. Lygiavertiškai? Taip, stengdavaus grot lygiavertiškai, bet jau dar mokyklos laikais aš išbandžiau ir būgnus, ir tą pačią bosinę gitarą, ir net saksofoną bandydavau paslapčiom. Papūtinėt biškai. Jo, papūtinėt. Ten kokį radęs pasiėmęs pas tėtį klasę, aišku, tėčiui tos labai nepatikdavo. Tai va, nu, tas domėjimasis jau buvo jau ir mokyklos laikais, kad išbandytos instrumentus.
Aišku, mano, va taip ir gyvenime dažnai pasitaikydavo va tokių teisingų žmonių, jie kažkaip tiesiog, va jie atsirasdavo ir kažką duodavo, būtent ko reikėdavo tuo metu. Ir kažkaip vat taip gavos, nu, tėvai nori tą džiazą grot, nu, nėra čia gal gerai, bet nu gal tegul grot. Ir kažkaip tai Nebesipriešinu. nebesipriešinu jo ir atsimenu tada tėtis kažkada pasakė, nu šiandien pažindinsiu tave su dar vienu mokytoju ir tai buvo tikrai žinomas Lietuvos džiazo pianistas, apskritai praktiškai vienas pačių geriausių Lietuvos džiazo pianistų. Man asmeniškai, aš taip visada sakysiu, Saulius Šiaučiulis. Ir tai iš tikrųjų buvo itin spalvinga, labai įdomi, kartais bauginanti, bet daugumą tikrai labai įdomi asmenybė, kuri jam aš tikrai visą gyvenimą būsiu dėkingas už tai, kaip jisai sugebėjo taip įkvėpti būtent savo pavyzdžių, kaip jisai groja ir būtent taip, kaip kalba apie pačią muziką, kaip jis sugebėjo pačią muzikos pateikti kaip esmę, jisai mokėdavo labai įdomiai papasakoti apie pačius, vat, kad ir albumus muzikinius, jis vat, kažką man irgi atneždavo, paklausyti ir jis taip, nu, turėdavo vat, tokį talentą papasakot taip, kad tu norėdavai tiesiog kuo greičiau paklausyti, kas ten yra. Kas ten skamba, jis taip įdomi, vis laik papasakotas tokiu, steigdavo tokį, net nežinau kaip pavadinti, netgi taip pavadinti, prabangos jausmą, kad tai yra prabangus dalykas ir jis tavo rankose, bet kartu su daugybė juodų bairių apie tai ir toks prabangos truputėlį tokio išprotėjimo miksas ir visa tai labai kažkaip traukia mane, nežinau. Būtent man labai patikdavo jo klausytis, kaip jis apie tą muziką kalbėdavo. Ne vienas sugirdėjęs muzikantą, kuris iš tikrųjų sako, kad būtent mokytojas duodamas įrašus, sakykime, arba pasiūlydamas kažkokią muziką paklausyti, labai įkvepia. Būtent per įrašus. Tai iš tikrųjų, kaip susimastai, tai nu taip, nes kaip tu būdamas vaikas, o kur tu kitur tai išgirsi? Net ir šiais laikais atrodo, visos platformos yra prieinamos, bet kaip tu tą muziką sužinosi, jeigu per televiziją, radiją nieko panašaus nėra transliuojama. Tai tie įrašai tampa iš tikrųjų aukso vertės. Taip, visiškai pritariu. Kad ir kokią formą jie būtų, ar ten būtų plokštelė, kasetė, diskas, ar iš tikrųjų net nuorodėlę streamo siūsi. Taip, bet aš ką dar supratau, kad, kiek atsimenu, kaip gerbiamas Saulius Šiaučiulis papasakodavo būtent apie tos įrašus, ant kiek tai buvo realiai svarbu, kaip jis tą darė. Taip, galbūt jis ten ir kaip vaikui per daug jau ten tokiais šmaikščiais bajeriukais kalbėdavo, bet kažkaip man nebūdavo tai baisu, man būdavo tai tiesiog juokinga, įtraukiančiai juokinga. Toks tarsi kažkoks spalvingumas atsirasdavo, būtent kaip jis pateikdavo tą muziką. Vaikų teisėm nesinorėjo skųstis. Ne, tikrai. Čia šių laikų problema, žinai. Net nieko tokio, apskritai tiesiog, priėmė kaip asmenybę spalvingą tą mokytoją kaip autoritetą, iš tikrųjų. Taip, tikrai labai spalvinga asmenybė ir jis tiesiog apie dalykus kalbėdavo taip, kokie jie yra. Taip. Per savo prizmę ir tokį šmaikštumą. Ir būtent man labai įstrigo, kaip jis apie tą muziką kalbėdavo, koks užsidegęs jis tai darydavo. Ir aš be abejo klausydavausi tos muzikos ir atsimindavau jo tos visus pasakojimus ir dabar suvokiau, ant kiek tai buvo svarbu ne tai, kad duoti tą patį įrašą, bet dar jį ir pateikti. Tiesiog sudominti žmogų jo. O kaip tu papuolei iš tikrųjų pasimokytis? Tai tiesiog vėlgi tėtis mano, kadangi buvo su juo pažįstami ir jisai suvedė, atsimenu, su juo ir mes kažkaip taip ir susitikdavom irgi vieną kartą su juo per savaitę, pagrodavom vis
jis man ten daug grodavo, tų įrašų prineždavo, ten sakydavo, nu va, ten dar tais laikais ir kasečių pabaiga eros buvo. Diskų pradžia. Jo reikėdavo, jo, tų kompaktinių diskų pradžia, reikėdavo tą kasetę persirašyti, tai kartais atneždavo ir pats perrašęs kažką, tai jau man padovanodavo. Tai va, kažkaip dabar. O tai kaip pradėjai, atsiprašau, pertrauksiu, bet kaip tada prasidėjo, nes iš klasikos tas perėjimas visiems būna sudėtingas, iš tikrųjų vis tiek nori, nenori, tai yra kas kita. Ar iš klausos tau liepdavo nusiiminėti tiesiog tos gabalus, ar kaip būdavo? Man nebuvo sunkus tas perėjimas, aš apskritai net nejaučiau jokio perėjimo, nes aš niekad neskirsčiau muzikos, kad čia va griežtai klasikinė muzika, čia griežtai kažkoks džiazas, čia popsas. Man tiesiog visada būdavo tiesiog muzika, arba graži, arba negraži muzika. Nu čia taip pasakiau. Gal dabar va pasakysiu taip, arba kokybiška, arba ne. Va. Ir kažkaip būtent man labai didelę įtaką darė būtent tai, kad aš gaudavau, kaip dabar suprantu, itin geros kokybės muzikos. Jos daug klausydavausi ir man, vat, jeigu taip apie patį džiazą, tai mokytojas kažkaip visada vadinu mokytoju, nors mes dabar kaip ir draugai su Sauliumi esam kolegos, bet visada jis man to mokytoju išliks ir jisai man daug ir pats grodavo ir tas grojimas būdavo, atsimenu, ant tiek geras, ant tiek gyvas, ant tiek išjaustas, ant tiek kažkoks toks, kur tame kažko labai labai didelio būdavo ir tiesiog aš stengdavau stebėti, žiūrėti, kaip jo tos rankos juda, ką jisai daro ir jeigu man pavykdavo nors vieną momentą atsiminti ir atkartoti, tai būdavo laimėjimas labai didelis. Jisai liepdavo ir man kažką pagrot, būdavo labai griežtas. Sakydavo, tau neišeina, na aš čia dabar nekalbėsiu tai žodžiais, kokiais jis kalbėdavo, nes jisai jų į vatą tikrai neviniodavo. Gal būdavo per daug dažnai, sakykim taip, bendrai paėmus, bet tiesiog jisai labai reikalavo negroti bet kaip. At būtent už ką irgi jam esu labai dėkingas, kad jisai nuolat reikalavo kokybės. Jis niekada praktiškai, gal tai nėra gerai, kad labai mažai pasakydavo gerų dalykų, man girdint, tiesiog visada sakydavo, kad aš darau blogai. Nu jo. Bet aš kažkaip nenustodavau, man būdavo, toks, aš turiu kažkaip ateit vieną kartą ir kad mokytojas pasakytų, kad aš darau gerai. Nors kažką. Nors vieną garsą, nes aš tik tai uždėdavau rankas ant klaviatūros ir jisai sakydavo stop. Na čia turbūt visa Lietuva šitą žino, kas mokėsi pas Saulių Šiaučiulį, tikrai daug ir anekdotinių situacijų sklando. Tai bet man tai miela, aš nežinau, būtent apie tas anekdotinės situacijas aš nelaikau čia kaip kažkokiu ten ar žeminimu žmogaus ar dar kažkokio, tiesiog, visi apie tai šneka visur. Taip. Tai va, ir aš atsimenu, aš labai stengiausi, aš tikrai stengdavausi padaryti tiek, kiek man liepdavo labai daug, galbūt ir labai labai per daug sudėtingų užduočių. Bet vėlgi, kaip yra tas dalykas, jeigu nedarysi to, ko negali, tai o kaip tu? Kaip tu pereisi tą? Pereisi, kaip tu patobulėsi, jeigu tu darysi tik tai, kas išeina. Bet aš buvau vaikas, čia vėlgi kiti dalykai. Kiek tau metų buvo tiksliai? Man metų buvo gal 12, gal 13, dabar tiksliai nepasakysiu. Ai, tau taip anksti pas jį atsidūrė? Jo, aš taip anksti pas jį atsidūrė, nes, taip gavosi. Tai va, dar pabaigsiu. Tai, žodžiu, aš kažkaip atsimenu, labai daug dirbdavau ir atsimenu, sukūriau vieną tokią kaip improvizaciją, užrašiau natomis ir taip nenorėjau aš to daryti, bet pagalvojau, reikia užsirašyti, kažkaip sugalvojau ir pagrosiu. Dabar jau, ta prasme, jaučiau, kad tai yra gerai. Kažkaip pagalvojau, jeigu dabar pasakys, kad yra blogai, tai tada jau aš ką nors šausiu atgal.
Nu, aš atėjau, mokytojas Saulius, tai ką pasiruošėjai? Nu, tai va šitą, tai pagrok. Nu, ir pagrojau. Ir tada pagrojau ir atsisakau ir sakau, nu, tai kaip dabar? Ir atsimenu, mokytojas tiesiog pasakė, puikiai, nuostabiai, eik tu savo. Toks laiku ir vietoje. Labai gerai, labai gerai, Šakės. labai. Aš neturiu ką pasakyti, labai gerai. Ir atsimenu, tada vat, buvo ir pirmas toks suvokimas, ant kiek tas vat, darbas, nepasidavimas. Ir pavyko. Kad visgi mokytojas Ir man tai ne buvo labai tironas kažkoks yra, bet jis įvertina tada, kada iš tikrųjų yra ką įvertinti, ar ne? Na, visko būdavo. Visko. Nevyniausi į vatą, vėlgi, mes juk atvirai šnekam. Taip. Smagu girdėti apie tavo pradžią ir, žinai, man įdomu, kaip toliau vystėsi, nes kiekvienas, aš kaip suprantu, tau tam akademiškume nebuvo kažkokios labai didelio diskomforto, nes atradai būdų, kaip tame gyvuoti. Sakykime, ir mokytas toks pasitaikė, ar ne, kuris... Mokytojai, jo, bet ta prasme būtent, kad su ta laisvesnio, kaip sakyti, pobūdžio muzika kaip džiazas, nu, aš taip vadinu, nuo klasikos, kad ne tik iš natų, žinai, ten labai tiksliai viskas pagal taip, kaip kompozitorius sugalvojęs, bet, sakykime, papuolė toks mokytojas, aišku, Trimitų taip ir baigėjai pas Nemaniūną mokytoją, tai ten jau, kaip sakyt, kitos kažkokios mokyklos nebuvai ragavęs tuo momentu, bet vis tiek nusprendėjai studijuoti Trimitą toliau tęsti, ar ne? Trimito studijas, nesirinkai fortepijono kažkodėl. Nesirinkau ir džiazo nesirinkau, aš įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją Vilniuje. O buvo tuo metu šiaip džiazo katedra jau kažkokia? Buvo, ne? Buvo. Bet dėstytojų pas ką mokytis turbūt Trimitų tai tikriausiai nebuvo. Buvo. Buvo? Tuo metu jau? Buvo, taip. Bet rinkaisi klasiką. Vat vėlgi, kad rinkausi negaliu pasakyti, tiesiog taip reikėjo. Tiesiog visi taip darė, taip reikėjo ir, nu kaip tu čia dabar, va taip... Ėjai su sistema kartu ir taip, ir aš net ant tiek, vat būtent pačios sistemos buvo ant tiek nugesintas, kad aš tiesiog neišdrįsau, galbūt net savo viduje norėt, vat kad būtent man galbūt džiazo muzika artimesnė ir reikėtų tai tęsti ir tokio kažkaip maišto pritrūko. Palaikymo tam kaip ir nebuvo. Tiesiog reikėjo daryti taip, kaip reikia. Atstot ten, pas tą žmogų ir būtent ten ir groti. Ir atsimenu, tėvas man sakydavo, nu, tu turi labai gerai groti, tapti pačiu geriausiu ir kur nors, į kokį orkestrą atsisės, gauti gerą algą ir savo ramiai gyventi. Ir man atsimenu, tai skambėjo, nu tiesiog kaip... Kilpa. Ne tai, kad kilpa, bet toks, kad, o tai tada kam gyventi? Nu, ta prasme, aš kalbu kaip tuo metu, kam tada, nu tai kaip? Man tai atrodo ant tiek slogu, ant tiek kažkaip neįdomu būti tuo tokiu mažyčiu sraigteliu dideliam gražiam mechanizme. Taip, man yra gražu, orkestrai, tai yra gražu, bet kažkaip niekada aš nenorėjau ten būti. Visiškai suprantu, žinant tavo, kai visą istoriją dabar papasakojai, kad tu labai kūrybiškas sielasi. Tai tas, manau, labai ten greit nusigesina tokiuose kolektyvuose buvimas iš tikrųjų. Nu taip, nes ten tu turi išlikti. Taip galbūt žiauriai pasakiau, bet galbūt taip, kaip suprantu. Nu ten yra išlikimas, tu turi būti patogus, neišsišokt, gražiai su kolegom sutart, būt patogus. Tiesiog. Ir gerai atlik darbą. Taip. Būti patogus. Na, o man būdavo sunku tokiu būti. Bet vis tiek teko ten pagroti. Teko padirbėti. O kai jau dirbai, ar ne, sakai, kokiam tu orkestre tiksliai? Na, aš 6 metus tai tikrai pradirbau Vilniuje krašto apsaugos savanorių pajėgų Big Band'e grojau. Tenais mes grodavom ir pučiamųjų orkestro muziką, tai aš grodavau Trimitų ir grodavom džiazo muzikos programas, kur grodavau fortepijoną.
Ir tai kaip manai, ar tos paieškos iš tikrųjų, gerai, tu viską įgyvendinai taip, kaip tavo tėvai matė, ar ne? Bandžiau įgyvendinti. Bandai įgyvendinti. Tuo metu jau kai... Iš visų jėgų bandžiau. Bandžiau būti geras, bandžiau įgyvendinti, nes taip reikia. Ir taip yra saugu, taip yra, ar ne, patikima. Taip. Bet tuo metu, kai jau pradėjai dirbti tenai, ar nesijautai, kaip kad save nuvylęs, kad savo kažkokio lūkesčio neišpildęs, kaip tai visą tai tavo atrodė? Nesijaučiau, nes, darbo kažkokio reikėjo, nes vis tiek, uždirbti reikia, kad save išlaikyt. Aš ten kažkaip tėvams ant sprando kartais labai nenorėjau, kad jie ten, jie mane išlaikė, jie padėjo, aš negaliu sakyti, kad ten nieko nebuvo, jie tikrai ir pinigų duodavo, ir padėdavo, tikrai, kiek galėdavo. Bet aš stengdavausi ir pats, man taip atrodydavo, kad reikia pačiam. Tai nebuvo kažkokio ten labai didelio to kartelio, nes aš tai laikiau tiesiog kaip darbų. Tai yra mano darbas, nes tuo metu aš Vilniuje aktyviai gan dalyvavau, nežinau, čia gal kiti pasakytų, gal kaip tik, kad neaktyviai, bet man tai buvo aktyvu, kiek aš dalyvavau būtent Lietuvos džiazo muzikos gyvenime. Daug su kom grodavau ir būdavo įvairių projektų su įvairiausiais muzikantais. Tai turėjai labai gerą atsvarą tokią, ar ne? Turai po užsienį, tiesiog geras, toks įdomus gyvenimas. Nes grodavau ir su savo bendramžiais, kursokais, ir su profesionaliais žinomais muzikantais. Tiesiog tai buvo labai, labai gera mokykla, fantastiškas laikas gyvenime. Tai tas orkestras man toks nebuvo, tarsi, kad aš ten nusėdau ir tratata visą gyvenimą. Nebuvo taip. Tai buvo tiesiog kaip darbas. Vėlgi. O matai tai kaip laikinumą kažkokį, ar... Be abejo. Jo. Man atrodo, kad kartais, kai matai, kad dalykas yra laikinas, lengviau yra tame išbūti. Ir tada lengviau yra pamatyti, kad, dabar toks etapas, bet jis pasibaigs. Nežinau kada, bet kažkaip tikėjau, kad jis pasibaig, ir vieną dieną baigės. Ir pasibaigė, ar ne? Tai tu iš Klaipėdos, žodžiu, persikraustei į Vilnių, visgi nusprendėjai studijuoti tenai, tęsti studijas, ar ne? Nors turbūt galėjai ir Klaipėdoje mokytis. Galėjau, bet, tuo metu visi važiavo į Vilnių. Taip, manai, geras sprendimas buvo pakeisti miestą. Vėlgi labai sudėtinga atsakyti, aš dažnai apie tai pamastau. Nes miestai labai skirtingi, jeigu taip lygint Klaipėdos su Vilnium, tiek ir muzikantai labai skirtingi. Tempas, vėlgi labai tempas yra skirtingas, labai ir santykiai tarp muzikantų skiriasi, labai labai skiriasi. Tai kartais bandau savo atsakyti, kaip ten būtų buvę geriau, ar likti tame pačiame mieste ir visą gyvenimą pragyventi, ar geriau pamatyti daugiau. Nežinau, iš tikrųjų, kaip kiek pastebėjau, praaiškiai turbūt visi žmonės sako, kad pamatyti daugiau yra geriau, bet aš nežinau, ar tai yra geriau. Negaliu taip visiškai nuoširdžiai pasakyti. Tai aš laikau, kad viskas buvo taip, kaip turėjo būti. Aš labai Vilniuje gavau tikrai labai labai geras tiek kaip muzikanto, tiek gyvenimo pamokas. Nes reikėjo tiesiog stovėti už save, išbūt, išsilaikyti, atlaikyti ir... Ir konkurencija turbūt didesnė daug buvo. Aš labai nemėgstu kalbėti apie konkurenciją, bet, taip, tenka pripažinti, kad jinai buvo, nors niekada aš kažkaip stengdavausi nelaikyti kitų muzikantų kaip konkurentais. Kolega. Kad ten kažkaip... Taip, tas dalykas egzistuoja, jisai egzistuoja visur tarp eilučių, apie tai... Galbūt nėra šnekama tiek daug, tai negaliu savo atsakyti iki šiol, ar tai yra variklis visako, būtent konkurencija, kad visi stengiasi būti vienas už kitą geresni, ar tai kaip tik yra stabdis tam tikrą prasme, vėlgi kaip iš kokios pusės pažiūrėsi, vėlgi nuolat apie tai mąstau, bet aš kažkaip stengiuosi kitus muzikantus niekada nežiūrėti kaip į kažkokius tai konkurentus. Na taip, nes tada kaip atrodo gali gimti, kažkoks tas produktas ar muzika kartu
kur jeigu tu kartu konkuruoji tarpusavyje, tai man atrodo vis tiek ta bendrystė, bendruomenės jausmas yra daug stipriau ir daugiau atveriantis iš tikro kelių negu tas konkuravimas amžinas. Taip, bet vėlgi apie tą konkurenciją, aš galbūt taip iš vienos pusės paminėjau, bet iš kitos pusės tai yra galbūt ir kokybės kelimas. Kai gal, žiūrint, kokiam kontekste aš kalbama manau, jo apie sveiką konkurenciją, kai tu pamatai, kad kažkas kažką tai gerai daro ir galbūt ir tu nori taip daryti. Taip, bet neatsiranda gal tas menkinimas kito žmogaus, nes su konkurencija labai dažnai tas žodis, žinai, kad kitas prastesnis yra. Žmonės dėl savo baimių ir vidinių tam tikrų dalykų, manau, kad visi tie nešvarūs dalykai atsiranda būtent dėl žmonių gynybos, kaip jie psichologiškai tą gynybą naudoja, nežinodami, kad galima elgtis ir kitaip, kad galima kažkaip tai bandyti ir draugiškai galų gale. Bet vėlgi, tas draugiškai yra labai tokia savoka. Vienam draugiškumas yra viena, kitam yra kita. Bet aš manau, čia didelis savivertės yra reikalas šitoj vietoje. Ir jeigu jinai yra mažesnė, tada tai ir tas puolimas atsiranda kito ir visi kiti tokie neigiamos tos emocijos tame būni, nors tas žmogus gali atrodyti, žinai, yra arogantiškas ir visa kita, bet jis iš tikrųjų nelabai pasitikė savimi ir jis neturi tos savivertės didelės. Tai labai įdomu, žinai, ir paskui tu Vilniui pradirbai, 6 metus, tai su tavo gyvenimas Vilniui su tuo ar pasibaigė? Ar tu keliavai, nes tu apkeliavęs esi visus 3 didžiausius Lietuvos miestus iš tikrųjų, tai labai įdomu, kad taip teko visur tau pagyventi. Man tai atrodo fantastika. Teko, iš tikrųjų visose didžiausiose Lietuvos miestuose pagyventi. Ir Klaipėdoje, ir Vilniuje, ir dabar Kaune gyvenu. Net iš tikrųjų nebeatsimenu, kiek metų aš tame Kaune gyvenu, bet tai bus turbūt 7 metai jau. 7. Jo, aš atsimenu, taip palauk, čia gal ir sutampa su tavo iš tikrųjų atvykimu į akademiją muzikos. Taip. Tai aš buvau 3 kurse, man atrodo. Visiškai sutampa. Taip, tu buvai tuo metu 3 kurse. Puikiai atsimenu. Jo, tai jau nemažai metų ir žinai, man su tais tavo tokiais gyvenimo posūkiais kažkaip toks klausimas, kai net ruošiausi namie ir galvojau, koks buvo pats pramuštgalviškiausias galbūt tavo sprendimas gyvenime, kuriuo galėtum pasidalinti ir papasakoti apie jį plačiau. Tai nežinau, turbūt pats, kaip tu pavadinai, nutrūktgalviškiausias toks nutikimas, tai turbūt ir buvo išsikraustymas į Kauną, į visišką nežinę, nes aš to miesto absoliučiai nepažinojau, tiesiog tai buvo toks, aš Vilniuje gyvendamas atvažiuodavom mes į tą Kauną ir pagroti, ir pakoncertuoti su įvairiais muzikantais ir projektais, bet atsimenu tiesiog, kad važiuodavom ten kur nors į centrą ir ten vykdavo kažkur. Bet kaip pačio miesto, toks visada man jis paslaptingas būdavo. Na ir aš po gyvenimo Vilniuje dar gyvenau keletą metų Klaipėdoje, ten mėginau dirbti toj pačioj Eduardo Balsio menų gimnazijoj mokytojų, bet kažkaip supratau, kad tai nėra mano. Ir kaip tyčia vieną dieną sulaukiau vieno kolegos iš Kauno skambučio ir pasiūlymo būtent atvažiuoti į Kauną ir dirbti Vytauto Didžiojo universiteto muzikos akademijai. Kažkaip taip tuo metu pagalvojau, kad Kaunas, akademija, kažkaip, nežinau, reikia pagalvoti. Bet kažkaip norėjos kažkokio pokyčio gyvenime ir taip galvojau ir pagalvojau, sutinku, kodėlgi ne. Taip ir atsidūriau Kaune, pradėjau, iš pradžių dar neturėjau magistro laipsnio, tai reikėjo pasibaigti ir magistrantūros studijas, tai tą padariau per pirmus 2 metus ir pradėjau dirbti dėstytojų ir dar vadovauti katedrai. Jo, tai man, žinai, šitas momentas įdomus, nes iš tikrųjų Kaune džiazo katedra yra labai mažytė. Taip. Tikrai ir atrodo
kaip ir iš vienos pusės buvimas tuo katedros vedėju neatrodytų kaip kažkoks labai sudėtingas darbas, bet iš tikrųjų tai norėčiau vat ir paklausti, kokie pagrindiniai va tokie iššūkiai kyla va dirbant tokį darbą, nes aš vis tiek matau tai kaip bendruomenę ir kiek tai darbo, tiek emocinės tavo sveikatos reikalauja ir šiaip apskritai įgūdžių tokių bendruomeniškumo. Na, galbūt galėčiau va taip papasakot, kad kiek pasakojau ten ir gyvenimas Vilniui davė tikrai daug tų gyvenimo, tokio realaus gyvenimo pamokų. Tiek kaip žmogaus, tiek kaip menininko, kaip atlikėjo, kaip muzikanto. Tai va atsikraustimas į Kauną ir būtent pradėjimas dirbti ir iš karto va tokiom pareigom irgi buvo, na tikrai galbūt vienas iš sudėtingiausių mano gyvenimo etapų, tokių sunkiausių, nes vat vėlgi aš kažkaip pasitraukiau iš tos aktyvios koncertinės tokios veiklos, būtent visų tų projektų galbūt kiek atitolau ir pasinėriau būtent, bandžiau pasinerti tą būtent darbą, būtent dėstytojo ir to pedagoginį jo katedros vadovo. Man tai buvo labai baisu, nes aš net neįsivaizdavau, kaip ten tie dalykai darosi, kaip visi procesai vyksta, nes, na, kai tu vadovauji, tai yra ir darbai su dokumentais, su visokiais popieriais ir ten tu atsakingas už viską, už visus procesus, už dėstytojus, už tos pačius studentus, už viską, kaip kas vyksta, už atmosferą, už tvarkingą procesą ir taip toliau ir panašiai ir galima būtų toliau tęsti. Žodžiu, man tai buvo ganėtinai sudėtinga. Biurokratinis šokas. Taip, ne kiek biurokratinis, bet vien nuo procesų, to daugybės procesų vien kiekio, kai tai spaudė, reikėjo ir dirbti ir su studentais ir tuo pačiu ir visą kontroliuoti tarsi procesą, prižiūrėti, kad jis vyktų teisingai. Ir tai buvo, tam tikras iššūkis, turbūt vienas iš sudėtingiausių gyvenime, nes man su atlikėjo būtent veikla viskas labai lengvai visada gaudavosi, aš laikau save scenos žmogum, man kažkaip scenoj ten būnu aš. O vat kažkaip bet vis tiek galvoju, pabandysiu, kaip aš čia dabar, negaliu imti ir pabėgti, reikia kažkaip pamėginti atlaikyti, tai taip ir stengiausi, dariau daug klaidų, taip, aš pridariau tikrai daug ir didelių klaidų tame darbe ir dabar jį tebedirbu ir toliau darau klaidas. Proceso dalis. Taip, bet tai yra proceso dalis ir kaip tu, galvoju, tikrai pirmą kartą gyvenime supratau, kaip tu išmoksi kažką nepadaręs klaidų, kaip dažnai ir daug apie tai šnekama visur, ne tik muzikui. Turi padaryti tų klaidų, bet aišku, klaidos turi savo kainą. Na taip, žinai, vienas, kai mokais instrumentu, darai klaidas, tu darai, tu ta prasme atsakingas tik už savęs. Taip. Tuo momentu, o kai jau yra bendruomenė, yra kiti žmonės ir tos klaidos gal šiek tiek tą kitą svorį gauna ir reikalinga gal didesnį, dar tokio psichologinio, kaip sakyt, atlaikymo, ar ne? Taip, be abejo, visiškai sutinku ir neturėjau aš to psichologinio atlaikymo ir kažkaip teko įgyti. Ir teko sumokėti gan tikrai, kaip man asmeniškai viduje žinant, kiek tai kainavo, tai ta kaina buvo labai didelė. Bet aišku, tai vėlgi davė ir tam tikrų įgūdžių, tikrai labai vertingų. Būtent, kad galbūt viskas vyksta daug paprasčiau, negu aš įsivaizduoju ir panašiai, tokių dalykų, kurių gyvenime tikrai buvo labai labai vertinga tai suprast. Būtent. O dabar, žinai, matant, kadangi labai daug su jaunimu iš tikrųjų susidari su tik stojančiais ir einančiais tuo muzikos keliu, kokias matai iš tikrųjų pagrindinės tas savybės, kurių
reikia visgi iš tikrųjų, norint būti tuo muzikantų kūrėju arba tiesiog apskritai dalyvauti muzikoje kažkokiu būdu? Labai įdomus klausimas, aš vat irgi apie tai dažnai vis mąstau, daug permastau apie tai, bet vat kiek vat iš patirties dabar galėčiau pasakyti, ko labiausiai vat menininkui, muzikantui reikia, tai kuo greičiau, pabrėžiu, kuo greičiau suprasti apie tokį dalyką, kad tu turi tikėti, kol dar nėra, ir tuo metu daryti reikalingus veiksmus, tikėti, kol dar nėra, ir daryti reikalingus veiksmus, kad tai atsirastų. Ir manau, kad tai yra taipogi vienas sudėtingiausių žmogui dalykų. Taip, yra žmonių, kuriems tai galbūt gaunasi paprasčiau, bet kiek vat pastebėjau, kad tai yra ganėtinai sudėtingas dalykas žmogui. Nes manau, kad įvyksta lūžis tikrai nemažas, kai tu supranti šitą dalyką, kad tikėti, kol dar nėra. Iš tikrųjų tikėti. Ne tiesiog pasakyti savo, kad aš dabar tikėsiu, bet tikėti viduj. O pastebėjai šitą dalyką dėl to, nes visi labai nori visko greitai? Tai ir aš visko noriu greitai. Visi mes norim visko greitai. Čia tokia, aš manau, kad tai labai žmogui natūralu, bet yra vieni dalykai, kurie galbūt ten pasidaro greitai, aš dabar ne bendrai sakau, bet yra dalykų, kurie tikrai niekada greitai nepasidarys, nes tai yra paprasčiausiai neįmanoma. O kaip manai apie tokį dalyką, žinai, aš pati galvoju, man studijų procese, kas padėjo visada, kad aš pamatydavau, kur aš tai, sakykime, praktiškai panaudosiu. tą dalyką, kurį mokausi dabar. Tai tas irgi tikėjimas, jo, kad tai vyks, bet ar jisai turėtų turėti kažkokią dar ir šiek tiek inkarą kažkur, kad, tu tai sodinsi ir galiausiai į ką tai išauks. Nes groti, žinai, man dar va tas įdomus dalykas, aš būsiu va tas geriausias muzikantas. Ir ką? O kas toliau? Nes tu gali techniką įvaldyti idealiai iš tikrųjų. Ir tai šiais laikais, man atrodo, vis dėl socialinės medijos mes vis daugiau matom tokių muzikantų, kur tobulai groja. Bet jau tai kažkaip nelabai stebina. Tobulų nėra ir nereikia. Gal pradėsiu taip. O dėl to, kad taip, vien tik tai groti užsidarius klasėje, tai jeigu žmogui taip yra gerai, yra žmonių, kuriem taip yra tiesiog gerai, tai viskas okei. Tada jiem gerai, jie galbūt groja savo malonumui, kažką veikia dar kitko gyvenime, kaip pasakyti, gyvena iš kažko kito. Bet jeigu tu nori būti menininkas, kūrėjas, muzikantas, nežinau, vėlgi muzikantas ir kūrėjas, ne visi yra kūrėjai, ne visi yra muzikantai, ne visi yra abu viename. Bet sakykime, jeigu tu nori būti atlikėjas, tai jau pasiekęs, manau, tam tikrą lygmenį, kai tu kažką jauti, kad sugebi, manau, kad tikrai reikia pradėti tokią kaip antrą liniją, koncertavimą, pasirodymą. Nebijoti savęs parodyti, taip, ne? Bet reikia suprasti, kad už tai esame atsakingi mes patys ir kad mums niekas to nepadarys. Vat vėlgi, atrodo, dažnai žmonės galvoja, kad va čia įstosiu kažkur mokytis, kad už mane tai kažkas padarys, o čia man suorganizuos, visur mane išneš. Taip, taip būna, to reikia, aš nesakau, kad to nereikia, bet aš dabar vat ką norėjau būtent pabrėžti, paminėti, kad žmogus vis tiek turėtų nuo savęs pradėti, kaip aš va tai padarysiu. Vat kaip aš save į tą viešumą išnešiu, parodysiu, nuo ko pradėsiu. Nes tai yra be galo smagu, tai yra be galo įdomus irgi procesas. Ir tai aš atlaikau, kad reikėtų laikyti kaip būtinų dalykų šalia to,
kai tu tobuliniesi savo instrumentu, ar ten gilini šiaip žinias, kaip atlikėja, tai yra, nu, kaip pavadinti, savęs menedžinimas. Grinai, mokytis būti savo ir vadybininkui, ir tuo organizatorium, ir atrasti galbūt kažkokią net nišą, kur tu patogiai jautiesi, ar ne? Ar keldamas video Instagramą, ar eidamas į tą gyvąją sceną, ar ne? Ir aš dabar, ką dar norėjau šalia to pasakyti, kad manau, kad visi turi tą pabandyti. Ne visiems, manau, tai išeis, ne visiems tai gausis lengvai, kai kuriem galbūt iš viso nesigaus. Ar nepriimtina tiesiog. Taip, bet yra žmonių, kurie tai daro ir galima pasinaudoti jų paslaugom, tiesiog kreiptis. Taip. Bet būtent, kad pabandyti prie to prisiliesti, tai manau, kad reikėtų visiems. Nuostabus patarimas, ačiū. Aš pats dar to nepadariau savo gyvenime. Prisipažinsiu, visiškai viešai. Ok, Leonardai, bet aš labai man tiesiog visada sekėsi ir visada aš pataikydavau kažkaip, ten, kur reikia. Taip, bet tai taip ir yra, žinai, kiekvienam skirtingai. Kaip vienus pastebi, kažkaip pramuša, o kiti patys turi eiti. Tai dabar aš atsidūriau tokio situacijai, kad turiu pradėti viską nuo nulio. Nes aš, vėl, kaip minėjau, nuo atlikėjo veiklos buvau pasitraukęs prieš 7 metus, kai pradėjau būtent aktyviai dirbti muzikos akademijai, studentais ir bandyti vadovauti skyriui. Taip lyg ir muzikoje buvai, bet realiai pakeitei kaip profesijos, ar ne? Taip gavosi, taip kažkaip tai nebuvo mano tikslas apskritai gyvenime, kad atsiriboti būtent nuo atlikėjo veiklos, bet taip išėjo. Taip išėjo natūraliai, kad taip gavosi ir aš dabar apie tai irgi daug mąstau, kad vis dėlto norėtųsi į tą sceną sugrįžti kažkokiu tai formatu, kažkokiu tai būdu. Tai gal pakalbėkime apie tavo projektus kūrybinius, Leonardai, nes aš tikrai žinau, kad tave dažnai kviečia žmonės, tikrai, kažkur kartu ar muzikuoti, groti, nežinau, kiek tai yra pats kūrybinis procesas, bet tavo dar atsirado kita linija gyvenime, apie kurią aš norėčiau irgi labai pakalbėti, nes ten iš tikrųjų atsiveria labai dideli kūrybiniai klodai pas tave, sakykime, kaip prodiusavimas. Tai labai įdomis rytis, nes ir šiaip dar turėsiu klausimų apie tavo kūrybą, tai kad viską suspėtume, pradėkime nuo tų, galbūt koncertų, sakai, mėgsti būti scenoje, ar ne? Labai labai gerai ten jautiesi. Ar yra, kad kažkas tave iš tikrųjų erzina, būnant scenoje, kokie tie dalykai? Man šiaip smalsu, ar tau tiesiog patinka būti, bet kažkokie vis tiek yra momentai, ką atsižvelgi, kas tau turi būti toje scenoje, kad tu jaustumėsi patogiai? Na, scenoje man tiesiog yra gerai. Man ten patinka ir jeigu pavyksta rasti kontaktą su publika, su žiūrovais, tai klausytojais, tada laikau, kad viskas yra gerai. Galbūt, kaip tu paklausai, kas erzina, niekas neerzina, nebent erzina tai, kai kartais to kontakto surasti ir nepavyksta, bet aišku, tai priklauso ir nuo auditorijos, vėlgi. Ar kažkaip specialiai ruošiesi eidamas į sceną? Niekada nieko nesiruošiu. Iš tikrųjų, taip, aš jaudinuosi irgi prieš išeinant į sceną, bet išėjus į sceną tas jaudulys kažkaip dingsta, jis nevaldo manęs, man tiesiog išeina gyvent. Taip, adrenalinas sukyla, bet šiaip toksai tas matyti pozityvesnė. Taip, aš kažkaip ten nebūna taip, kad aš kažko tai ten užfryzinčiau kažkaip ar kažkas tai man. Taip, aišku, būna visko, galbūt ten kitą kartą būni prasčiau pasiruošęs kažką, tai ir būni pats kaltas dėl to, kad kažkas nesigauna, bet taip, kad ten aš sustingčiau, tai taip nebūna. Vis tiek sukiesi iš padėties, žodžiu, ir darai viską. Nesisuku. Tiesiog man yra smagu būti scenai. Man tai yra gyvenimo. Nesureikšminės smulkmenų, žodžiu, kažkokių ten įvykusių. Taip, stengiuosi nesureikšminės, vėlgi galima viską reikšminti ir tada nieko nedaryti, kaip dariau praktiškai visą savo gyvenimą. Ankstesnį. Taip, iš tikrųjų to judesio tada labai apmažėja, smarkiai save priboja labai. Taip. Su tais momentais. Tai, o pavyzdžiui, gerai, įgarsinimas. Prastai garsina. Vis tiek įmanoma prisitaikyti prie to, ar tikrai erzina?
yra tam tikras, pavadinkime tai, lygis, kai yra labai sudėtinga ir kai yra truputį sudėtinga ir kai yra labai gerai. Aš manau, kad labai gerai turi būti kuo mažiau, nes prie to priprantama ir po to, kai dažniausiai būna vidutiniškai, aš kalbu dabar apie įgarsinimo kokybę ir kaip tu viską girdi scenai. Ir tiesiog turėti tą įgūdį gebėti prisitaikyti būtent prie esamų sąlygų. Ir prastomis sąlygomis save bandyti reikėtų kuo daugiau. Nes tada, kai tu patenki ten, kur yra labai gerai, tu gebi tai įvertinti, ant kiek tai yra gerai ir ant kiek tai yra faina. Na čia gal taip keistai nuskambėjo, bet... Ne keistai, iš tikrųjų, nes, žinai, tą patį sakau. Bet tą sako... supratau, būtent gyvenime, kaip dažnai tekdavo groti ir tikrai, ten, kur beveik to neįmanoma daryti. Nu taip, bet labai gerą įgūdį suformuoja. Taip, bet tu tada gebi vertinti, kas yra gerai, kas yra geras įgarsinimas, kas yra geras garsas. Tu tada supranti. Ir šiek tiek atsparumo įgyji tokio, žinai. Taip. Taip, tai. O kaip tas prodiusavimas, aš paminėjau, dar atsidūrė tavo gyvenime ir labai, noriu tikrai paklausti, nes mes esame irgi turėję bendrų projektų. Taip. Ir man labai patinka tavo darbas, iš tikrųjų, tu turi tikrai dovaną įvilkti tiek melodiją, į harmoniją, į visų kitokiais darubeliais ten apdėti, taip sakant, tai... Kiek tau pačiam tai iš tikrųjų patinka ir kodėl tu ten, kaip sakyta, atsidūrei? Na vėlgi, kaip jau minėjau, kad mane visada domino muzikos instrumentai, tiesiog pabandyti, pažiūrėti, kaip ten kas veikia, kaip su vienu, kaip su kitu, tai taip pat ir domino ir kompiuteriai. Vėlgi, kaip kompiuteris ir muzika gali kartu būti. Tai vėlgi domino muzikos kūrimo programos, tokie virtualūs instrumentai ir taip toliau, jau nuo pat mokyklos. Bet kažkaip aš niekada to nelaikiau, netraktavau rimtai, tai man būdavo tiesiog kaip pažaidimas. Ir aš kažkaip tai daugiau laisvalaikių tai darydavau, vis bandydavau kažką tai kurti, daryti, bet niekam to nerodavau. Tiesiog, kartais parodavau, galbūt artimiausiam žmonėm, draugam ir visi visada pasakydavo, kad yra gerai, bet aš kažkaip netikėdavau, kad tai yra gerai. Ir dabar netikiu dar iš tikrųjų. Come on. Taip, prisipažįstu visiškai atvirai, nes mes kalbam juk atvirai. Ir aš kažkaip supratau, kad reikia plėtoti tą dalyką, tai šiuo metu yra tokioj grinai plėtojimo stadijoje, aš vis pabandau, ir su taim dirbom ir iš tikrųjų tikrai gavos įdomus darbai. Vėlgi, kurie yra ir viešumoje, galima jų pasiklausyti, taip, galit pasidomėti, pasiklausyti visi. Tai aš vis bandau dabar su visokiais skirtingai žmonėm būtent studijoje dirbti, to į viešumą nenešu, bet grinai dėl savęs. Man tiesiog tai yra faina, tai yra smagu ir kol kas tai yra tiesiog man. Galbūt taip pasakysiu, bet manau, kad vieną dieną tai išeis ir į viešumą. Plačiai. Nebijai, kad kai būna, žinai, tobulini ir paskui iš tikrųjų niekad tai yra? Taip, tu labai tokį gerą klausimą uždavai, bet nebijau. Šį kartą nebijau. Taip, galbūt daug kas pasakytų, kad truputėlį nusišneku, kad klystu, bet jaučiu, kad nebijau. Jaučiu ne tai, kad nebijau, bet jaučiu, kad tai yra teisinga, ką darau. Grinai mano atžvilgiu. Jau čia, kai būna žinau, tas turbūt baimės, žinai, etapas praėjęs, jau labiau nori, negu bijai. Galbūt tame. Taip, manau, kad yra svarbu, nes šitas būtent dalykas, nes kai, irgi iš savo gyvenimo patirties, kiek esu pastebėjęs, kartais yra tekę daryti labai labai per tokį spaudimą savęs kažką. Ir tada tai tampa tiesiog antiek nemalonu, antiek nefaina, kad tu galų galę suvoki, kad yra per didelė kaina sumokėta būtent tau kaip žmogui, kai tu kažką būtent taip bandai daryti. Grinai spausdamas save, versdamas, kai to natūralaus noro galbūt yra dar per mažai. Tai manau, kad irgi yra kūrėjams svarbu įsivertinti šitą santykį.
dalyko, kiek tau kainuoja savęs spaudimas. Kiek jis yra sveikas, kur reikia tik stumtelėjimo ar ne? Taip, o kur tu turi ten vilkti save kaip ten visą lipti į Everestą, žodžiu. Taip, jo sunkvežimio svorio, tokį svorį tempti. Tai, manau, kad yra svarbu, nes vėlgi, kai kaina yra per didelė, tai neaišku, ar tada verta tai daryti. Taip, ar tu norėsi ten grįžti, ar tu tiesiog paliksi randą tokį, žinai. Ir... Taip, kaip pasakiau, verta tą sekundę, tuo metu. Taip. Nesakau, kad niekada. Jo, bet reikia išlaukti tam, kol gali paviešinti tam tikrus dalykus ir taip toliau. Labai smagu iš tikrųjų girdėti apie tokias pozityvės naujienas, kad viskas taip vyksta, kad toliau bandai, darai, viskas įdomu. Tai manau, tai yra svarbiausia, tai yra toksai variklis gyvenimo ir sako, kad amžinai žmonės, ir jauni išlieka, kuriem yra smalsu visada viskas, kažką naujo pabandyti. Taip. Neuronų jungtys naujos jungiasi smegenyse. Jo, bet, žinai, aš tai vis laukiu tavo jau kokio albumo. Visi laukia. Dėl to aš čia tave ir pasikviečiau tarp kūrybos ir žmogaus, žinai. Tas ir žodelis dar toksai, ten daug gal erdvės dar yra, Leonardai. Ar jau kažkas juda? Na, vėlgi, tai turbūt viena iš skaudžiausių temų man pačiam, bet aš visą gyvenimą sakau, kad tai bus kažkada, bet kaip nėra, taip nėra. Bet tai kažkada bus. Aš niekada nepasiduodu ir galbūt atrodo, kad taip ir nebus niekada, bet aš žinau, kad bus. Kad tas metas ateis. Ir jis tikrai ateis. Kažkas, žodžiu, bręsta viduj. Taip. Dar kol kas. Logiškai mąstant, tai vyksta labai stipriai per ilgai, bet kažkaip ir buvo tikrai tokių minčių daug, kad pasiduot nieko nebedaryti, nes, jeigu per tiek metų nepadariau, tai dabar to labiau nepadarysiu. Bet kažkaip kažkas viduj neleidžia tiesiog savęs taip nurašyti ir... Sustabdyti, ar ne? Ne tai, kad padeda, bet yra tokia mintis, kad viskam yra savas laikas, kad savęs į kažkokį tai rėmą, kad čia reikėjo kažką pasiekti, kažką padaryti, būtent iki vienokio ar kitokio amžiaus aš kažkaip supratau, kad ganėtinai kvaila yra tai daryti. Taip, aišku, yra žmonės, kurie puikiai jaučiasi tose, kaip čia pasakyti, tam tikrose rėmuose, kai dabar tas, po to anas ir taip toliau, bet aš nesu iš tų žmonių, kurie toks jaučiuosi tarsi neformatas, kad reikia viską daryti taip, kaip reikia ir tada bus. Man nesigavo taip darant, man neišėjo. Realiai menas gali būti į kažkokį formatą įdėtas, nes man atrodo, kad, absoliučiai aš labiau kalbu dabar kaip apie žmogaus kelionę per gyvenimą, kai žmogus keliauja ir yra tam tikri etapai ir jeigu tu kažką spėjai arba nespėjai ir čia gerai arba blogai. Iš tikrųjų, ganėtinai daug apie tai mąstau. Ir taip, Bet aš manau, kad kūrybai bent jau, tai absoliučiai amžius nesvarbus. Ir tai nesvarbu, ar tau 20 skirsis jos pobūdis, galbūt tavo gyvenime, tu pats būsi kaip žmogus brandesnis, nes tai, ką sukurtum 20 ir ką ten 40, aš manau, smarkiai skirtųsi. Tas vis tiek gyvenimiška patirtis formuoja. Bet esu atlikus kažkada, žinai, turėjom tą paskaitą kažkada ten ansamblio. Tai buvo, reikėdavo kažkokį kūrinėlių prisirašyti, tai vieną buvai ir pats parašęs. Taip, aš rašydavau. Labai fainai, atsimenu, labai graži muzika, žinai, tau, Leonardai. Dėl to kažkaip norisi tikrai pasidžiaugti ir vis paklausti, kadagi visgi. Tikiuosi ne per įkyriai, bet tikrai labai įdomu. Kada tiksliai aš dabar negaliu pasakyti, bet vėlgi aš galbūt pasakysiu taip, kad kol kas man tai yra per didelė kaina mano vidinė, kurią pats savo turiu sumokėti. Kol kas tai yra per didelė kaina. O šiaip, kaip manai, taip pasvajojant, pagalvojant, ar į kažkokį stilių save rėminsi, ar visgi kažkaip leisi
miksui tokiam būti galbūt, nes aš kaip suprantu, tu labai daug muzikos mėgsti. Taip, aš klausau įvairių labai stilių, įvairios bet muzikos, kokybiškos. Taip, bet jo. Kriterijus vienas toksai yra atsirinkime taip, jo. Be abejo. Tai nerėmintum, ar ne? Tiesiog va taip. Nežinau, kas tai bus, kol kas dabar negaliu pasakyti šiaip visko, apie daug ką galvojasi, nes aš laikau save ir džiazo muzikantų, būtent tradicinio džiazo muzikantų, taip, tradicinio. Bet taip pat man ganėtinai neblogai viską gaunasi daryti. Tai matysim, kas bus pirmas iš tų visų pasirinkimų. Kuri ugnelė sužib stipriau. Taip, ne. Labai iš tikrųjų smagu pakalbėti su tom ir iš tikrųjų mūsų pokalbis jau eina į pabaigą. Bet dar vis tiek man norėtųsi paklausti apie tavo ateities planus, iš tikrųjų, ką planuoji, ar tu tas žmogus, kuris tiesiog gyvena, ar žiūri, kaip tas gyvenimas teka ir per daug į kažkokius nesikoncentruoji tikslus ilgalaikius. Gal atsakysiu taip, kad šiuo metu, grynai, tikrai labai labai daug dirbu su savim, iš psichologinės pusės, tikrai stengiuosi susitikti su visom per gyvenimą sukauptom problemom ir, dabar esu tokioj, kaip čia pasakyti, galbūt tokiam laikotarpį, kai bandau tiesiog susirinkti save iš tam tikrų gabaliukų ir kol kas dabar bent jau šią akimirką nieko neplanuoju, kad ir kaip keistai tai skambėtų, bet būtent dabar prioritetas yra tiesiog susitvarkyti save viduje savo pačiam. Būtent savo pačiam. Aš manau, kad čia kiekvienam reikėtų palinkėti to, nes iš tikrųjų harmoningoje sieloje harmoningi dalykai gimsta. Taip. Kas yra iš tikrųjų labai gražu. Ir tai va, Leonardai, labai, labai smagu, kad atėjai iš tikrųjų pakalbėti pas mane, kad nepabijojai atvirumo šiandien. Tau ačiū labai. Ačiū tau, Žemyna, kad pakvietei, tikrai buvo be galo malonu sudalyvauti ir būti atviram.